Pietų Korėja išgyvena didžiausius miškų gaisrus šalies istorijoje. Portugalijos oro uoste audros vėjai apvertė lėktuvus. Rusijos Kamčiatka per 2 dienas užvertė sniegu, o kovas netikėtai atnešė vasarišką šilumą į Sibirą. Tačiau didžiausia nerima kelia Sibiro pliumų suaktyvėjimas. Tai milžiniškas magmos srautas kylantis iš žemės gelmių. Apie visą tai žiūrėkite stichinių nelaimių įvykusių per savaitę nuo kovo 19 iki 25 dienos apžvalgą. Pietų Korėja. Trijuose Pietų Korėjos regionuose paskelbta nepaprastoji padėtis. Šalis susiduria su vienais baisiausių miškų gaisrų savo istorijoje. Kovo 21 dieną prasidėjęs gaisras per 4 dienas visoje šalyje apėmė jau 7700 hektarų miško. Gaisrai apgadino arba sunaikino mažiausiai 110 gyvenamųjų pastatų, o taip pat daug ūkinių pastatų. Liepsnos priartėjo prie daugelio apgyvendintų vietovių. Pasak liudininkų, sudegė ištisi kaimai. Evakuotų asmenų skaičius siekė beveik 2000 žmonių. Naminius gyvūnus ir gyvulius reikėjo išleisti į gatvę, kad jie išsigelbėtų. Daugelis laukinių gyvūnų buvo partrenkti automobilių, kai jie paniškai bėgo nuo siautėjančios stichijos. Gyeongsango provincijoje gesinant gaisrą žuvo 4 ugniagesiai, o 6 buvo sužeisti. Gyeongsang-Bukto provincijoje Korėjos geležinkelių korporacija laikinai sustabdė traukinių paslaugas. Busanas-Ulsanas greitkelyje buvo uždarytas eismas. Kovoje su gaisru dalyvavo 9200 ugniagesių gelbėtojų ir 105 sraigtasparniai. Tačiau nepaisant milžiniškų išteklių, visiškai užgesinti gaisrų nepavyko. Situaciją apsunkina stiprus vėjas ir sausas oras. Audra Martinjo. Kovo 19 ir 20 dienomis Portugaliją užklupo galinga audra Martinjo, atnešusi smarkias liūtis ir uraganinius vėjus. Labiausiai nukentėjo sostinės didžiosios Lisabonos sritis, buvo sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Audivelošo mieste vėjo gūsiai apgadino vietos pagrindinės mokyklos stogą. Eismas laikinai buvo sustabdytas tiltu per Težo upę, jungianti Lisabonos ir Almado miestus. Be to, Kaskaito miesto oro uoste stiprus vėjas apvertė kelis nedidelius lėktuvus. Kitą dieną, kovo 21-ąją, Martinjo įsiveržė į Ispanijos teritoriją. Centriniuose ir pietiniuose šalies regionuose dėl gausių kritulių smarkiai pakilo upių vandens lygis. Agilaso mieste vos per 1 valandą iškrito 70 mm lietaus. Vienos mokyklos teritorija per kelias minutės buvo visiškai apsemta. Siekiant apsaugoti vaikus nuo vandens, nuotėkio ir galimo stogo įgriuvimų, jie buvo perkelti į antrąjį pastato aukštą. O Madride dėl nesiliaujančių liūčių 2025 metų kovas tapo lietingiausiu per visą meteorologinių stebėjimų laikotarpį mieste. Malaizija. Nuo kovo 19 dienos smarkios ir nesiliaujančios liūtys užklupo pietinę Džoharo valstiją. 6 apskrityse upių lygis viršijo pavojaus lygį ir sukėlė staigius potvynius. Dėl galingų vandens srautų kai kurie keliai buvo uždaryti visų tipų eismui, apgadinti 2 tiltai. Džohorbaru miesto centre susidarė didžiuliai kamščiai. Kampung Pasir Tebrau vietovėje vanduo pakilo taip aukštai, kad matėsi tik namų stogai. Kai kurie nukentėję teigė, kad tai buvo didžiausias potvynis, kurį jie kada nors patyrė. Daugiau nei 13 000 žmonių buvo evakuoti iš užtvindytų namų ir patalpinti į 95 laikinus evakuacijos centrus. 20 mokyklų buvo sustabdytos pamokos. Pasak vienos iš mokytojų, pirmą kartą jos mokyklą užlieja toks didelis potvynis. Vanduo pakilo net iki 2 aukšto. Saudo Arabija. Nuo kovo 19 dienos Saudo Arabija užklupo didžiulis kritulių kiekis. Sostinės Rijado regione per 3 dienas iškrito 3 mėnesių kritulių kiekis. O Džidos mieste, Mekos regione,
Vos per 2 dienas iškrito tiek lietaus, kiek paprastai iškrenta per visus metus. Asi regione smarkės liūtys lydėjo didelį krušą, kuri dengė kalnų viršūnės ir kelius, paversdama kraštovaizdį žiemos peizažų. Dėl kritulių slėniuose ir žemose vietovėse kilo potvyniai. Keliai buvo apsemti, dėl to sutriko eismas. Saudo Arabijos valdžia uždarė mokyklas keliose karalystės vietovėse. Šioje sausringo klimato šalyje tokie kataklizmai dar neseniai buvo visiškai išskirtinis reiškinys. Tačiau pastaraisiais metais jie pradėjo atsirasti su nerimą keliančiu reguliarumu. Rusija. Praėjusią savaitę Sibire buvo sumušti 100 oro temperatūros rekordų. Kovo 19-oji Novosibirsko mieste tapo šilčiausia diena per pastaruosius 102 metus. Ta diena temperatūros stulpelis pakilo iki 8,7 laipsnių šilumos, nors kovo mėnesio vidutinė maksimali temperatūra siekė -3 laipsnius. O jau kovo 22 naktį daugelis miesto gyventojų pabudo nuo didelių triukšmų. Jos pažadino perkūnija, kurią lydėjo gausus sniegas. Šiuo metu laiku vakarų Sibire, kur vis dar išlieka šaltis, sniego audra yra neįprastas reiškinys. Tačiau vietos gyventojų tai jau nebestebina. Pastaraisiais metais tokių orų netikėtumų pasitaiko vis dažniau. Į šilčiausių Rusijos vietų 10-tuką kovo 20 dieną buvo įtrauktos gyvenvietės Altajaus Respublikoje, Krasnojarsko krašte, Irkutsko srityje ir Chakasijoje. Altajaus Respublikos Čamalo kaime dienos rekordas buvo sumuštas 3 kartus iš eilės. Kovo 21 dieną oras sušilo iki neįsivaizduojamų +24 laipsnių šilumos, nors vidutinė maksimali temperatūra šiuo metu laiku siekia 1 laipsnį Celsijaus. Ir net naktimis daugelį apgyvendintų vietovių buvo šilta kaip vasara. Kovo 21 naktį Krasnojarsko mieste temperatūra nenukrito žemiau +9,9 laipsnių Celsijaus. Tai net 22 laipsniai virš klimato normos. O Buriatijos Respublikoje esančiame Chorensko kaime, kur nakties temperatūra turėtų būti vidutiniškai -9 laipsniai, ji pakilo iki +10 laipsnių šilumos. Nuo kovo 18 iki 22 dienos Buriatijos Respublikoje ir Irkutsko srityje oras sušilo iki +19 laipsnių, todėl intensyviai tirpo sniegas. Dėl to buvo užtvindytos 10 gyvenviečių. Staigus atšilimas lėmė netikėtą ankstyvą ledo dreifą Sim ir Gumbeika upėse Čeliabinsko srityje. Aša mieste dėl susidariusio ledo kamščių vandens lygis sparčiai kilo, užliedamas 150 namų. Potvynis prasidėjo taip greitai, kad daugelis gyventojų nespėjo išgelbėti savo turto ir augintinių. Iš apsemtos teritorijos buvo evakuota apie 170 žmonių, tarp jų vaikai ir neįgalieji. Mieste buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Vietos gyventojai sako, kad tokio masto potvynių mieste dar nėra matę. Kovo 23 dieną galingas sniego ciklonas užklupo Kamčiatkos Petropavlovską. Per 2 dienas iškrito daugiau nei 82 mm sniego. Tai anot miesto rajono vadovų daugiau nei per visą praėjusią žiemą. Kamčiatkos Petropavlovskas buvo paralyžiuotas. Viešasis transportas neišvažiavo į linijas, keliai buvo padengti sniegu, o drąsuoliai, rizikavę išvažiuoti savo asmeniniais automobiliais, įstrigo nevalytose gatvėse. Nuo vienos miesto centre esančios kalvos laito nusirito lavina, dar labiau apsunkinama situacija. Dėl snygio ir škvalo vėlavo skrydžiai. Valdžia ragino gyventojus likti namuose, o verslininkus perkelti savo darbuotojus dirbti nuotoliniu būdu. Primorsko krašte per mažiau nei parą vyko 2 giluminiai žemės drebėjimai, kurių stiprumas buvo 4,4 ir 4,5 balų. Dėl didelio židinio gylio seisminiai drebėjimai liko nepastebėti regionų gyventojų ir nesukėlė jokios žalos. Tačiau svarbu pažymėti, kad kaip ir visoje planetoje, Primorsko krašte aiškiai padaugėjo žemės drebėjimų ir tai aiškiai matoma diagramose. Jei kur nors dar yra žmonių abejojančių kataklizmo augimu, tai sibiriečių tikrai tarp jų nėra. Jie jau patys tai jaučia. Užtenka paskaityti vietinės publikacijas ar komentarus apie orų naujienas ir tampa aišku. Tokie pokyčiai čia vyksta pirmą kartą, nes senbuviai pripažįsta nieko panašaus nematę. Svarbi žinia ta, kad mokslininkai nustatė šių anomalijų priežastis. Viena iš jų – po Sibiro teritoriją iš žemės gelmių kylantis milžiniškas magmos stulpas. Šiandien jis sukelia gamtos anomalijas ne tik Sibire, bet ir turi įtakos stichinių nelaimių gausėjimui visame pasaulyje.
Siekdama įspėti apie pavojų, tarptautinė mokslininkų grupė, padedama savanorių, parengė pranešimą apie magminių pliumų proveržio Sibire grėsmę ir šios problemos sprendimo būdus. Mes manome, kad šią informaciją svarbu perteikti ne tik šio vaizdo įrašų žiūrovams, bet ir visai pasaulio bendruomeniai. Ataskaitoje išsamiai nagrinėjami nerimą keliantys magmos pliumų aktyvėjimo požymiai, tirpstantis amžinasis įšalas, suaktyvėjęs purvo vulkanizmas, įšilęs dirvožemis, padidėjęs seisminis aktyvumas ir kiti. Be to, siekiant išvengti galimos nelaimės, siūloma speciali planuojamo ir kontroliuojamo pliumo degazavimo programa. Ši ataskaita yra ne tik mokslinis tyrimas, bet ir aiškus veiksmų planas. Jos tikslas – perduoti svarbią informaciją viešosioms ir privačioms organizacijoms, mokslo bendruomeniai ir visiems, norintiems imtis veiksmų, kad būtų sustabdytas visame pasaulyje sparčiai didėjantis stichinių nelaimių dažnėjimas.